Esu kunigas Matas Kasparas, šiuo metu darbuojuosi Šiaulių Šventų Apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje, esu vikaras ir jau kaip kunigas netrukus birželio 19 dieną bus jau 6 metai. Tai pirmosius 5 metus praleidau čia Šiauliuose, Šiaulių Švento Jurgio parapijoje kaip vikaras ir jau metai bus, kaip jau esu katedroje Šiaulių. Tai mano pašaukimų istorija galbūt tokia labai paprasta. Būdamas trečiokas, tuo metu esu kilęs iš Kelmės rajono, iš Karklėnų kaimo, tai baigęs trečią klasę ruošiausi pirmai komunijai šventai ir atsimenu, kaip tikybos mokytoja yra sakiusi, kad kai prieisit pirmąją komuniją, tai būtų geriausia, kad taip kas mėnesį eitumėt išpažinties. Tai baigęs 3 klases vasarą ten priėmiau tą pirmąją komuniją ir paskui jau po mėnesio vėlgi jau, pasakykime, antros išpažinties jau pas savo parapijos kleboną ir tos parapijos klebonas mane pakvietė patarnauti mišioms. Tai sekantį sekmadienį atėjau ir pradėjau patarnauti ir tas patarnavimas truko 2 metus. Aišku, būdamas, tai reiškia 4-5 klasės buvau patarnautoju ir tas suvokimas apie bažnyčią galbūt buvo labai toks mažas. Aš, sakykime, ką darydavau, ką suprasdavau per mišias, tik tai žinodavau, kada su skambaliuku paskambinti mišių metu ir mokėdavau antrą skaitinį paskaityti sekmadieniais. Tuo metu zakristijonas buvo taip pat moksleivis ir žinau, baigęs 12 klasių, kiek pamenu, išėjus į Klaipėdą, atrodo, darbuotis, ir nebeturėjom kaip parapijos zakristijono. Ir tada parapijos klebonas sako, gal sutiktum tu zakristionauti. O kaip sakau, tų žinių daug neturėjau, tai per tą vasarą atvažiuodavo iš gretimos parapijos, iš Pašilės zakristijonas ir mane mokė, kaip pasiruošti mišiom, kaip ten kas vyksta, kaip ką. Ir nuo rugsėjo mėnesio, pradėjęs eiti 6 klasę, pradėjau zakristionauti. Tai aišku, pradžia gal buvo pirmi metai sunkesni iš tikrųjų, ypač kai ateidavo tokios šventės, sakykime, Kalėdos, Velykos, tai parapijos pročkelė tuo metu buvo senyvo amžiaus, jau net neateidavo į bažnytėlę, jos dukra atvažiuodavo irgi per šventę, sakykime, pagelbėti, bet ta visa atsakomybė galbūt krisdavo ant manęs, tai daug padėjo tėvai iš tikrųjų, padėdavo pasiruošti, nes tėtis mano Stalius, tai reikia prakartėlę Kalėdom padaryti kažkaip, Velykom reikia garbinimo altorius, reikia Kristaus kapą padaryti. Vėlgi tie pirmi metai buvo tokie, kas kur padėta bažnyčioje, kur ten susiras, kažko trūksta, tai tėtis ten kažką sukonstruoja, padaro, ko trūksta. Pirmi metai buvo tokie sunkesni zakristionystės, paskui 2 metais jau mes palei save viską buvom susidėję ir jau buvo paprasčiau. Tai zakristijonu buvau iki pat, kol baigiau mokyklą. Iš tikrųjų, zakristionaudamas apie kunigystę negalvojau. Tiesiog, toks būdavo savaitgalį, toks, sakykime, ateini bažnytėlę, mišiose dalyvauji, ten būna laidotuvių mišios ar šeštadieniais gedulinės mišios, tiesiog toks bendrystė su parapijos klebonu, su kitais tarnais, sakykime, su vargonininku, paskui buvo jau kita pročkelė, tokia Adelė, jau jaunesnė ir tikrai jau daug prisidėjo prie parapijos, su klebonu, aišku, su parapiečiais, ta bendrystė. Ir apie kunigystę vis tiek taip negalvojau ir šiaip mokykloje buvau fizikas. Tai patiko fizika, žadėjau kažką studijuoti su fizika, tai galbūt galvojau apie Kauno technologijos universitetą, sakykime, stoti į dabartinį elektros ir elektronikos inžinierijos fakultetą. Man ir egzaminai buvo tokie, kad fizika, matematika ir lietuvių kalba. Bet 12 klasėje kažkaip antroje pusėje, sakykime, taip atėjo toks vidinis kažkaip pašaukimas stoti į seminariją. Aišku, apie jas nelabai kažką žinojau. Žinau, kad yra tokia Kauno kunigų seminarija. Ir ten, aišku, tada jau apsisprendęs pradėjau domėtis, pasiskambinau tą seminariją, kokių ten reikia dokumentų, nes ten irgi reikia ir parapijos klebono rekomendacijos, ir vyskupo siuntimų, ir baigimo atestato ten žodžiu, ir paskui buvo stojamieji. Tai vėlgi,
po mokyklos jokios paraiškos neteikiau jokį universitetą, grinai buvau nusiteikęs stoti į seminariją, o stojamieji buvo, atsimenu, rugpjūčio ten pabaigoje, ten 20, galbūt, nežinau, ten 22 ar kada ten, ar 26 netgi, gal 26, tai jau, sakykime, jau prieš naujus mokslo metus, kur jau, sakykime, universitetus jau turi per Liepą teikti paraiškas. Tai va taip buvo tie stojamieji ir įstojau. Būčiau neįstojęs, būtų metai tokie buvo likę tokie, tokie tušti jau, sakykime, tai iš tikrųjų džiaugiuosi. Įstojau Kauno kunigų seminariją, tai pirmi metai buvo Šiluvoje parengiamasis kursas, tokie apsisprendimo metai, aišku, buvo ir tų studijų, ir regula ta vadinamoji, taisyklės, ten mišios, brevijoriaus malda, tylos laikymas, sakykime, vakarais. Tai va tie tokie metai ir po to jau atėjom į Kauną, į didžiąją seminariją. Mūsų buvo nedaug iš tikrųjų. Mano kurse, sakykime, Šiluvoje buvom gal apie 13, atrodo, seminaristų, bet pabaigėm tik tai 5 tokie, kurie pradėjom ir pabaigėm 5, kiti tiesiog išėjo, pamatė, kad galbūt ne jų kelias, tai va taip seminarija, taip iš tikrųjų tikrai seminarija Kauno praplėtė akiratį šiek tiek, įvairios praktikos, sakykime, studijos Vytauto didžiojo universitete, Katalikų teologijos fakultete. Tai vat, per tuos metus tikrai tą Kauną pažinau ir nemažai kauniečių, sakykime, bažnytinių žmonių, kurie labiau jungiasi į bažnyčią, tai Kaunas toks tapo tikrai mielas miestas. Ir sėkmingai pabaigiau seminariją ir jau bus 6 metai, kaip esu kunigas. Atsisakai šeimos, sakykime, negali turėti žmonos, negali turėti vaikų, bet džiugina tai, kad, sakykime, mane džiugina kunigystė tiesiog bendravimas su žmonėmis. Nes nepaisant to, kad esi kunigas, sakykime, neturi savo šeimos, aišku, yra tėvai, sakykime, mane giminės, artimieji, draugai, bet džiugina tai, kad tu vis tiek esi tarp žmonių. Kiekvieną dieną esi tarp žmonių, ar būdamas rašinėje, sakykime, ateina žmonės su jais pabendrauti. Ateina pas tavęs ar dvasinio pokalbio, ar išpažinties, ar tiesiog šiaip pasikalbėti. Tai toks esi vis tiek tarp žmonių, tarp parapijiečių, to labiau dabar mieste. Tai vis tiek tų žmonių daugiau to veiksmo, daugiau judesio. Ir tai džiugina iš tikrųjų. Nesi tu vienas, vis tiek esi tarp žmonių ir su žmonėmis. Nes vis tiek mes esame socialūs žmonės, mes negalim būti vieni, tai sakykime, ar tu esi šeimoje, ar kunigystės, tiek esi tarp žmonių, su žmonėmis ir kartu keliaujam to tikėjimo keliu link tos amžinosios Dievo karalystės, kiekvienas savo pašaukimo keliu. Švęsdami sakramentus, sakykime, man juk atstovaujam Jėzų, iš tikrųjų per kunigą Dievas juk teikia sakramentus, sakykime, ar tai būtų atgailos sakramentas, ar šventos mišios, ar ligonio patepimas. Ir taip pat esame visi pašaukti, ypač kunigai, bet ir aišku ir pasauliečiai, sekti Kristumi, panašėti į kiek įmanoma savo gyvenimu. Ir juk, sakykime, ir ta pati šeima juk yra ne tik smulkiausia visuomenės ląstelė, bet yra taip pat ir ta mažoji bažnyčia, kurioje auga tas tikėjimas, stiprėja tikėjimas ir juk vaikai mokosi iš tėvų, tai kokį pavyzdį rodo tėvai savo vaikams, tokie ir vaikai užauga iš tikrųjų. Ir kas liečia kunigus, tai taip pat juk bendrauji su šeimomis, bendrauji su jaunimu, irgi Jurgio parapijoje ruošdavau ir vaikus pirmąjį komunijai, sutvirtinimo sakramentų, tai irgi bendrauji ir su jaunimu, bendrauji ir su jų tėveliais, sakykime, jie ateina į bažnytėlę sekmadienis, tai tas ryšys bandai, kaip sakyti, irgi parodyti tą tikėjimą iš tikrųjų, o tas tikėjimas juk ir remiasi, mūsų tikėjimas remiasi tą meilę iš tikrųjų, meilę Dievui ir meilę kiekvienam žmogui, nes juk Dievą mes irgi pamatom, jį atpažįstam, dažniausiai kitame žmoguje, per tą santykį, per bendrystę. Daugiausia galbūt tų pašaukimų ir tikrai, reikia tikrai sutikti, kad ateina, kai tu esi toj bažnyčiai užaugęs, sakykime. Irgi mano tas patarnavimas mišiom, sakykime, siek, tu matai gyvai kleboną, su juo bendrauji, matai tą šventųjų mišių auką, sakykime, tu dalyvauji tame. Ir tada, kai stoji į seminariją, tau kažkaip galbūt, vis tiek jau būna kitaip, tu jau šiek tiek pažįsti tos dalykus, bet jeigu, sakykime, tu esi tikrai jau nieko bendro neturėjęs su bažnyčia ir iškart stoji į seminariją, tikrai būtų sunku,
nes ir maldos laikas, ir studijos, sakykime, nu, gali būti tikrai iš karto toks biškutis šokas, iš tikrųjų, tai geriausiai vis tiek tie pašaukimai bręsta, aš manyčiau, vis tiek jau kažkur, kur tu esi augi toje parapijoje, nu, pamatai tą bažnyčios šiek tiek veidą, nes vis tiek kiekviena parapija yra ta dalinė bažnyčia, tai vat, tu joje būdamas, ar sakykime, mieste, tai yra daug galimybių, galbūt ne, įvairios grupelės jaunimo, sakykime, ar kokią švento rašto grupelę, kur galbūt gali, nu, labiau su parapijos klebonu pabendrauti, su kitais tikinčiaisiais įvairiais klausimais, ir tai bręsta tas pašaukimas, bet be abejo čia vėlgi kiekvienas turime apsispręsti ir dabar galbūt, sakykime, kas liečia mūsų Šiaulių vyskupiją, mes matome iš tikrųjų, kad nu, kaimai nyksta. Aš pats esu iš kaimo, tai kaimai nyksta, jaunimo yra labai mažai, jaunimas jau, sakykime, mano karta, ne, mes visi baigę mokyklą, juk išėjom į miestus kažką studijuoti, galbūt kažką dirbti, dalis į užsienį išvyko ir kaimai nyksta, lieka mūsų tėveliai, lieka seneliai, kurie po truputį miršta ir tokių jaunų šeimų mažai atsikelia, galbūt kažkas, kas dar ūkininkauja, bet visi vis tiek telkiasi jau į tokius į rajono centrus daugiau, į miestus ir va, kas liečia, sakau, va, tą mūsų vyskupiją, tai matom, kad tikrai to jaunimo mažėja, natūralu, kad ir tų pašaukimų mažiau. Nu, tai vat, galim melstis, kad Šiauliuose būtų bręstų tie pašaukimai, kur yra tikrai daug mokyklų, daug žmonių, daug šeimų ir galbūt va, tas santykis su šeimomis kažkaip gali brandinti po truputį. Bet čia vėlgi turi būti žmogaus apsisprendimas, prievartos negali būti, mes, kaip sakyt, žmogus turi pats pamatyti. Ir seminarijos galbūt tas laikotarpis dabar trunka pilnai 7 metai pasiruošimas, mano truko 6,5 metų, tai vat per tą laiką irgi tu tiesiog iškart juk netampi kunigu, yra studijos, yra tas laikas seminarijoje, tai tiesiog ir per tą laiką yra tas apmąstymų laikas, ar tikrai tavo tos kelios, ar tikrai tavo pašaukimas. Ir jeigu ne, tai galima juk ir išeiti iš jos ir eiti kitų gyvenimo keliu. Palinkėčiau tiesiog klausyti savo širdies balsų iš tikrųjų. Ir jeigu yra kažkoks tai noras, galbūt labiau pažinti kunigo gyvenimą, pažinti bažnyčią, tai tikrai kviečiau drąsiai pabendrauti su kunigais, kurie papasakoti galbūt apie tą pačią seminariją, apie kunigystės tarnystę. Nu, ir galima visada pabandyti. Nu, galbūt įsitraukiant pirmiausiai į parapiją šiek tiek, ir tada jau pabandyti stoti, galbūt į kunigystę, galbūt į vienuolinį gyvenimą, sakykime, juk vienuoliai irgi būna ir kunigai, sakykime, ir gyvena toje bendruomenėje. Nu, tai, bet čia vėlgi toks tikrai turi būti šiai dienai, manyčiau, kadangi visuomenė tikrai, vat, kaip ir kunigas Gintaras kalbėjo, kad tikrai yra daug technologijų, yra daug įvairiausių pramogų, yra daug sričių, sakykime, esam, kad ir nedidelė šalis, bet esam juk turim gyvenimo krypčių yra daugybė, esame Europos Sąjungoje, tikrai žmonės gali keliauti, kažko siekti, studijuoti ir kunigystė galbūt dabar šiai dienai nėra tokia labai ir patraukli, sakykime, nes vėlgi, aš taip galvočiau, kad kodėl dabar mažiau tų pašaukimų yra dėl to, kad galbūt jaunas žmogus nori būti laisvas ir mes matom iš tikrųjų tą problemą, sakykime, ir darbo rinkoje, ne, kad jauni žmonės tai sunkiai nenori įsipareigoti, kažkaip čia anksti kelti, čia darbas kažką. Tas pats ir seminarijoje, ir kunigystė, tu esi vis tiek pavaldus vyskupui, sakykime, ne, reikia laikytis tam tikrų taisyklių ir galbūt jaunam žmogui nėra patrauklu įsipareigoti, sakykime, ir galbūt va tokia problema. Aišku, nereikia absoliutinti, kad visas toks jaunimas, bet didžioji dalis, sakykime, nori būti laisvi ir nenori kažkam įsipareigoti, o čia yra rimtas įsipareigojimas iš tikrųjų. Nu, ir čia tam ir reikia pašaukimo iš tikrųjų, kad tu pasiryžęs eiti tuo keliu. Tiesiog kiekvienas žmogus, manyčiau, jaunas žmogus, mes turim turėti kažkokią kryptį iš tikrųjų, nes tikrai galim vėlgi galvoti, ar gal čia kunigu būti, ar čia šeimą kurti, ar galbūt kažką studijuoti, ar tą dalyką, ar tą. Mes turim kažkokį vis tiek pasirinkti kryptį ir to siekti, nes gyvenimas tikrai yra pakankamai trumpas ir mes vis tiek turim padaryti kažkokius tai sprendimus ir to nesigailėti ir eiti į priekį iš tikrųjų. Jeigu pasirinkom kunigo kelią,
to kunigo keliu reikim. Jeigu pasirinkom šeimos gyvenimą, tai branginkim šeimą, auginkim vaikus ir siekim to bendrojo gėrio. Nu, tai tiesiog galbūt palinkėčiau to tokio ryžto iš tikrųjų, pasirinkti tą kelią ir eiti, nes tų kelių yra be galo daug, bet mes vis tiek, jeigu norim kažko gyvenime pasiekti, nu, turim pasirinkti tą vieną kelią, ar kažkokias tai studijas, sakykime, nu, sėkmingai pasibaigti, įsidarbinti pagal savo norimą ar mėgstamą profesiją, ar kažką, sakykime, nu, vat reikia to tokio ryžto, nu, kad iš tos laisvės būtų ir tas rezultatas paskui gyvenime, kad nebūtų veltui nugyventas šis gyvenimas. Mes turim suprasti, kad tas gyvenimas mūsų yra laikinas ir mes, bet esame amžini, mes esame sukurti amžinai laimiai būti su Dievu dangaus karalystėje. Ir ta kryptis, ar tu esi kunigas, ar vienuolis, ar renkiesi šeimos gyvenimą, mūsų kryptis yra vis tiek sėkmingai nugyventi šį gyvenimą, kad patektume į amžinąją Dievo karalystę. Ir mūsų kunigų misija yra tikrai nešti tą gerą naujieną žmonėms, kad Dievas tikrai myli kiekvieną žmogų ir nori, kad mes būtume laimingi šiame gyvenime. Tai va ta laimė ir susideda tai, kad suprasime, kad Dievas mus myli ir tikrai gerbia mūsų pasirinkimus ir nori, kad tikrai būtume laimingi ne tik šiame gyvenime, bet ir toje amžinybėje, dangaus karalystėje, į kurią Dievas kviečia ir ką Jėzus savo evangelijose, aprašytose evangelijose ir į tai kviečia, į tai pristato.